Sveiki, turbūt visi, kas kuria programėles, svajoja apie vieną, kad jos veiktų, tiesiog žaibiškai. Bet kaip tą greitį pasiekti su React? Pasirodo, pati React komanda tam skiria kelerius metus ir jų atradimai tikrai sudrėbino kelis populiarius mitus. Taigi, nerkime gilyn ir pažiūrėkime, kągi jie ten atkapstė. Gerai, tai koks tas esminis klausimas? Ogi štai koks. Kaip React iš tikrųjų tvarkosi, kai jį prispaudžiam prie sienos. Visi nori tų sklandžių, malonių vartotojo sąsajų, bet kas nutinka, kai reikalai komplikuojasi, kai atsiranda daug duomenų, daug interakcijų. Būtent į šiuos klausimus ir bandoma atsakyti šiame tyrime. Ieškodama atsakymų, komanda pasinėrė į tai, kas vadinama inkrementiniu skaičiavimu. Skamba sudėtingai, bet iš esmės tai tiesiog menas būti protingam. Atnaujinti tik tas dalis, kurias tikrai reikia atnaujinti, o ne viską iš eilės. Galima sakyti, kad visa ši analizė tai tarsi tikras našumo detektyvas. Pažiūrėkime, kokius įkalčius jie surinko. Gerai, laikas nerti į patį eksperimentą. Koks buvo iššūkis ir kokios taisyklės? Kad galėtum ką nors palyginti, reikia turėti aiškią matavimo liniuotę, ar ne? Todėl pirmas žingsnis buvo sukurti standartizuotą testą, arba, kaip sakoma, etaloną. Jis turėjo leisti objektyviai pamatuoti, kas veikia greičiau, o kas ne. Ir ta liniuotė, tas įrankis gavo draw etalono pavadinimą. Įsivaizduokime tokią labai paprastą programėlę prototipams kurti, bet jos tikslas ne grožis, o atlaikyti didžiausiai įmanomą krūvį. Ji specialiai sukurta automatiniams streso testams, tikras poligonas našumą išbandyti. O koks tas krūvis? Pasiruoškite. Scenarijus imituoja 5000 veiksmų. Taip, teisingai, 5000. Paspaudimai, teksto įvedimas, elementų vilkimas po ekraną, viskas tam, kad būtų nupieštas React logotipas. Tai jau rimta. Dabar labai svarbi detalė. Kaip buvo tvarkomi duomenys? Absoliučiai visi programėlės duomenys buvo laikomi vienoje bendroje būsenoje ir tada perduodami žemyn per React Context. Tai žinote, labai įprastas būdas dalintis informaciją tarp komponentų, bet čia ir slypi kabliukas. Nors tai populiaru, tai gali būti ir lėta. Ir būtent šis metodas tampa mūsų eksperimento atspirties tašku. Taigi, pirmoji hipotezė. O kas, jeigu į šią sistemą įtrauktume protingą pagalbininką? Pavyzdžiui, React kompiliatorių. Ar jis sugebės viską pagreitinti? Planas paprastas, paimam tą pačią sistemą, pridedam kompiliatorių ir žiūrim, kas bus. Ir rezultatai. Paprastas vadinamasis Vanilla React, be jokių papildomų optimizacijų, šį testą įveikia per maždaug 4 sekundes. Atrodo gal ir neblogai, bet palaukite. Prijungus kompiliatorių, bam, rezultatas pagerėja dramatiškai. Pagreitėjimas tiesiog akivaizdus. Visai neblogas startas. Bet kaip? Kokia čia magija? Iš tiesų? Jokios magijos. Kompiliatorius tiesiog dirba labai protingai, kaip geras architektas. Pirmiausia, jis paima didelius komponentus ir suskaido juos į mažesnius loginius blokus. Tada jis pasižymi, kuri blokai nepasikeitė ir jų tiesiog neliečia. Tai ir yra ta garsioji memoizacija. Jis tarsi turi tobulą atmintį ir nedaro to paties darbo 2 kartus. O galiausiai atnaujinimus siunčia tiksliai ten, kur reikia. Jokių nereikalingų judesių. Gerai. Kompiliatorius tai jau didelis laimėjimas, bet gal galima dar greičiau, nes, programuotojų pasaulyje dabar tik ir kalbama apie signalus. Jie pristatomi kaip koks našumo šventasis gralis. Visiems atrodo, kad signalai tai garantuotas greitis, bet ar tikrai? Būtent tai komanda ir nusprendė išsiaiškinti. Ir štai čia prasideda pats įdomumas. Pažiūrėkime į šią diagramą, matome paprastą React su kompiliatoriumi ir 2 sprendimus paremtus tais išgirtaisiais signalais. Ir ar gerai matome, signalų stulpeliai aukštesni, o tai reiškia, kad jie lėtesni. Taip, šiame konkrečiame teste signalai pasirodė lėtesni už kompiliatorių. Štai tau ir mitas sugriautas. Bet kodėl? Kaip taip gali būti? Viskas slypi 2 fazių problemoje. Įsivaizduokime tai paprastai. Jums reikia pranešti naujieną visam biurui. Signalo metodas veikia maždaug taip. Pirma, jūs apibėgate visus kabinetus ir visiems pasakote, dėmesio bus pakeitimų. Visi suklūsta. Tada antruoju etapu kiekvienas darbuotojas turi pats ateiti pas jūs ir paklausti, tai kokie tie pakeitimai? Matote, vyksta 2 ratai. Pirmin pranešti, kad kažkas keisis. Ir atgal, susirinkti pačią informaciją. Būtent šis dvigubas darbas ir sulėtina procesą. Šis netikėtas rezultatas privertė susimastyti ir iškelti 3 hipotezę.
O kas, jeigu visą laiką žiūrima ne ten? Galbūt didžiausias greičio stabdis ar atvirkščiai greitintuvas yra ne pats atnaujinimo algoritmas, o pats duomenų modelis? Tyrėjai nusprendė pakeisti žaidimo lauką. Taigi, turime du pagrindinius dalykus, kurie lemia greičiai. Viena – tai atvaizdavimo algoritmas, kaip antai kompiliatorius ar signalai, o kita – duomenų modelis, kaip tie duomenys laikomi ir perdudami. Pavyzdžiui, ar naudojamas kontekst, ar kokia nors išorinė saugykla. Dabar visas dėmesys persikėlė būtent į šią antrąją dalį. Ir pažiūrėkite, kas nutiko, kai buvo pakeistas tik duomenų modelis. Vietoj kontekst, panaudota išorinė saugykla, našumas tiesiog šauna į viršų. O kai prie to pridėjo dar ir eksperimentinį React4 prototipą, rezultatas toks geras, kad net sunku patikėti. Tai buvo tas tikrasis aha momentas. Pasirodo, duomenų modelio pasirinkimas čia turėjo kur kas didesnį įtaką nei bet koks atvaizdavimo algoritmas. Gerai, rezultatai atrodo fantastiškai. Bet dabar laikas nusileisti ant žemės. Reikia suleisti svarbią realybės dozę, nes visi šie skaičiai, kad ir kokie įspūdingi, gauti labai specifinėse, laboratorinėse sąlygose. Todėl dabar turime pakalbėti apie tai, ko tokie testai neparodo. Ir tai ne šiaip pamąstymas. Pats React komandos narys, Joseph Savona, labai aiškiai pasakė, cituoju, tai yra labai supaprastintas etalonas. Tas trigubas labai pasakytas ne veltui. Tai kertinis dalykas, kurį reikia suprasti, norint teisingai vertinti visus šios skaičius. O kas nutinka, kai paimamas sudėtingesnis, labiau realų pasaulį atitinkantis testas? Pažiūrėkime. Taip, kompiliatorius ir React4 vis dar suteikia pranašumą, bet tas skirtumas jau nebe toks milžiniškas. Išvada paprasta. Kuo programėlė sudėtingesnė, kuo daugiau joje judančių dalių, tuo daugiau kitų faktorių pradeda vaidinti svarbų vaidmenį. Tai jau nebe vieno veikėjo spektaklis. Gerai, tiek daug sužinojome. Keliavome per hipotezes, matėme netikėtus rezultatus, gavome realybės dozę, o dabar svarbiausia dalis – ką su visa šia informacija daryti. Kaip šios atradimus pavirsti praktiniais patarimais, kurie padėtų kurti greitesnės React programėlės jau šiandien? Kokios pagrindinės pamokos iš visos šios istorijos? Pirma ir pati svarbiausia – duomenų modelis yra karalius. Jis toks pats svarbus, o gal net ir svarbesnis už patį atvaizdavimo algoritmą. Antra, specializuotas įrankis konkrečiai problemai spręsti dažnai bus pranašesnis už universalų plaktuką. Ir trečia, auksinė taisyklė – niekada aklai nepasitikėkite testų rezultatais. Realiame pasaulyje visada yra daugiau niuansų. Gerai, o kokie konkretūs veiksmais paremti patarimai? Štai 3, kuriuos galima pradėti taikyti iškart. Pirma, naudokite React Transitions. Tai leis atlikti didelius atnaujinimus fone, neužšaldant vartotojo sąsajas. Antra, ilgi sąrašai, būtinai juos virtualizuokite. Kam piešti 1000 elementų, jei ekrane matosi tik 10? Ir trečia, kaip jau supratome, galvokite apie savo duomenų modelį. Labai gerai pagalvokite. Tai gali būti tas vienintelis pakeitimas, kuris duos didžiausią postūmį našumui. Ir pabaigai žvilgsnis į ateitį. Šis tyrimas nėra pabaiga. React komanda jau dabar kuria naujas priemoles, naujus API, skirtus lygiagrečiai veikiančiaus duomenų saugykloms. Tai ką visa tai reiškia? Kaip atrodys tas naujas našumo lygis, kai šie įrankiai pasieks mus visus? Na tai klausimas, kuris palieka intrigą ir verčia laukti, kas bus toliau.